Labadiena, su jumis sveikinasi svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. Šįkart laidą pradedame nuo Vilniaus Vilkų, kurie sausio 3 iškovojo dar vieną svarbią pergalę Europos taurėje. Vilniečiai dar kartą šiame sezone nugalėjo Badalono Žuventud, šį kartą rezultatu 91-80. Tai buvo 7-asis Vilkų laimėjimas Europos taurėje šiame sezone. Didžioji rungtynių dalis klostėsi taškas į tašką, o lemiama atkarpa įvyko ketvirtojo kėlinio pradžioje, kuomet Vilniaus klubas įgijo dviženklį pranašumą ir jo nebepaleido. Rungtynės pasižymėjo ne vien Vilkų pergalę. Vienas sirgalius dvikovoje laimėjo piniginį prizą, pataikęs iš aikštės vidurio. Rungtynėse teko padirbėti ir apsaugos darbuotojams, kurie gaudė į aikštę įbėgusi įsibrovlį. Nugalėtojams 17 taškų pelnė Kristupas Žemaitis, 15 Anthony Kavanas. Sausio 8-ąją Vilkai susitiko su Sopoto Trefl ir juos priėmė taip pat Vitsbet arenoje ir apie šį susitikimą mes dar pakalbėsime. Europos taurės turo susitikimai nesėkmingai susiklostė tiek Panevėžio, tiek Vilniaus klubams. 7bet Lietkabelio ekipa stojo į kovą Prancūzijoje, bet neprilygo Bresoburgo ekipai 66-79. Prasidėjus paskutiniai trečiojo kėlinio minutei, panevėžiečiai žaidė lygiai su varžovais. Tiesa, kėlinio pabaigą geriau sužaidė Bresoburgo ekipa. Pastaroji ketvirtajame kėlinyje perlaužė varžovų stuburą ir Lietkabelis po šio varžovų spurto jau neatsigavo. Aleksandras Kovrelas Lietkabeliui pelnė 16 taškų, Georgijos Kalaizakis surinko 12. Artimiausią savaitę Lietkabelio krepšininkų laukia dvejos namų rungtynės prieš Valencijos ir Zedevito Olimpija klubus. Netikėtų rezultatų baigėsi Europos taurės dvikova tarp Vilniaus klubs Vitsbet ir Sopoto Trefl krepšininkų. Iki trečiadienio vakaro Sopoto klubas nebuvo laimėjęs šiame turnyre, tačiau 14 kartas, galime sakyti, Sopoto klubui nemelavo. Sostinės klubas varžovus nusileido net 74-97. Po 14 rungtynių Vilkai turi vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą 7-7. Likus 4 turams iki reguliaraus sezono pabaigos, Vilniečiams ant kulnų lipo Podgoricos Budašnos komanda, kuri turi 6 pergalės ir 8 nesėkmes. Vilniečių laimiai Podgoricos klubas šiame ture taip pat nelaimėjo. Šioje dvikoje Vilkai 2 kėlinius kovėsi ir po 20 minučių buvo labai arti savo varžovų, tačiau po pertraukos Alessandro Magro auklėtiniai visiškai subyrėjo. Antroji dvikovos pusė buvo pralaimėta 23-44. Tai ir buvo lemiamas rungtynių epizodas. Anthony Kavanas pralaimėjusiams surinko 17 taškų, Marekas Gladževičius pridėjo 14. Krepšinio aistruoliai išrinko geriausius 2024 Lietuvos krepšininkus. Tarp vyrų nepralenkiamas buvo Domantas Sabonis, kuris geriausių išrinktas jau 5 kartą. Antroji vieta vyrų krepšininkų rinkimuose atiteko Mindaugui Kuzminskui, o trečioji Jonui Valančiūnui. Tarp moterų geriausia pirmą kartą išrinkta Gerda Raulušaitytė, kuri aplenkė Justę Jocytę ir Santą Okonskytę. 2023-aisiais geriausia šalies krepšininkė net 7 kartą buvo pripažinta karjerą pernai baigusi Gintarė Petronytė, o geriausių metų krepšininku jau 6 kartą buvo pripažintas Jonas Valančiūnas. Kauno Žalgiris ir toliau neišlipa iš nesėkmių duobės Eurolygoje ir penktadienio vakarą patyrė jau 4 pralaimėjimą iš eilės. Žalgiriečiai 64-83 neatsilaikė prieš Madrido Realą, kuris atsirevanšavo kauniečiams už pralaimėjimą pirmoje dvikovoje. Po pirmo kėlinio Žalgiris pirmavo 26-15, tačiau antrojo kėlinio pradžia susiklostė labai nesėkmingai. Real ne tik sugebėjo panaikinti varžovų pranašumą, bet ir prieš pertrauką įsiveržė į priekį 1 tašku. Po 3 kėlinių karališkasis klubas jau pirmavo 9 taškais, o lemiamą ketvirtį svečiai pradėjo atkarpą 13-0. Ir kaip paaiškėjo, tai buvo lemtingas rungtynių epizodas. Žalgirio gretose Lonnie Walkeris pelnė 17 taškų, Alinas Mailagičius 9. Artimiausią savaitę kauniečiams dviguba. Apie ją papasakosime jau artimiausioje laidoje, o šiandien aš su jumis atsisveikinu. Likite sveiki.